ką? Tai labai paprasta, tu turi laikyti savo naudai mintis, na, pavyzdžiui, ką tu gauni naudą iš tų, kad po kiekvienų priėmų tu patobulėsi. Patobulės tavo jaučiami įgūdžiai, socialinių situacijų, žinai, jausi moteris, labiau pažinsi jas, kas jų galvose, supranti, kad priims sprendimus, jas reikia matyti kiaurai, jas reikia išmokti matyti kiaurai. Kai tu moteris moki matyti kiaurai, bet kur kitą žmogų matysi kiaurai, ką tai reiškia, tau belekai versle padės. Tu matysi, dėl ko neperka, tu jausi, dėl ko tas žmogus neperka. Kad, žinai, kažkur ten kliūtis stovi dar kažkas, žinai. Tada, pavyzdžiui, kodėl dar, kad nėra geresnio laiko, kaip tobulėti. Kaip dabar? Nu, kad dabar tu ką darysi iš tikrųjų. Nėra geresnio laiko, kaip tu galėtum praleisti. Ta prasme, ką tai reiškia, kad žiūrėk, tu galėjai pramogaut, žaist biliardą, bowlingą, ten ant supinių supti, žinai, karuselėse, ten važinėti mašiną, pirkti gerą mašiną. Kas iš to? Vienkartinės emocijos, kur tavo tikrosios vertės tai nesukuri. O čia tu kuri savo tikrą vertę. Tai yra tavo 85% laimės ateina nuo sąjungos su tais žmonėmis. Tai gal tu išėjęs tenais įsipažinsi su tokia moterim, su kuria tu mokinsies iš mano DVD šūkius, parsivedęs namo. Karštai, kai jinai bus siaunuką gražų apsirengus. Viską. Tau yra neribūs galimybės. Pavyzdžiui, aš su vienas pažinau rusakalbį, senį. Aš su to rusakalbį išmokau susikalbėti rusų kalba. Per šitą dalyką. Kaip tu geriausiai išmoksti kalbą? Bendraudamas su žmogum, kuris tą kalbą tik kalba. Rusų. Ir viskas. Nežinia, kokią tu pažinti gausi ir kiek tau tai naudos duos. Ir duos daug naudos. Nu, toliau, kit, žinai, dalykas, kad, nu, aš nežinau, žinai, ta prasme, matai, nėra kitų būdų. Tu tik tais turi eiti ir kalbinti. Kitaip tu... Can't stand no more. It feels so guilty and it burns me up inside till morning comes. Hey! Įsivaizduokit, ant tiek puikiai Edgaras ją įtikino per tai perduotą žinias mokymuose, kad jinai sutiko, dabar mes važiuojame į degalinę, susitiksim ir jinai važiuos pas mus į butą. Jo. Čia yra nerealu, sakau, vyrai, žinokit. Nerealu. Dar jinai daug, ta prasme, gerokai, labai, ta prasme, pagal vaką lyginant, tai čia žiauriai graži. Matos labai pasitikė savim, viską yra. Čia 8-9 balai, pana, tokie. Juodos audiniai stimpos, platformos, pasitikė savimi, matos, kad rūbai ne patys pigiausiai, pati mašina turi, atvažiuos su mašina. Nu, tokia, kuri tikrai, žinai, matos ir to dėmesį gauna. Matos, nes aš dar klausiau, sakau, tai kiek tokių kaip... Ai, ne, sakau, dėl ko, sakau, kojas tokias... Tai, prasme, sportuoja, sakau, tai matau, kad tokias geros kojas, sakau. Tai, sakau, dėl ko, sakau, dėl to, kad pabėgtum nuo tokių, kai aš, žinai, tokių. Tai aišku, sako, sakau, aš irgi, sakau, sportuoju. Sakau, kad pagaučiau tokias kaip tu. Tai sako, nu, kaip seka, sakau, kaip matai, pagavau vieną. Nu, tai va, tai taip pabendravom, pakalbėjom ir... Dabar važiavam, susitiksim. Jo, tai prasme... Vyrai, tikėkit tuo, ką darot, nes moteris, jinai žiūri, kaip tu jautiesi. Jos yra išlavinusios tą jausmą, empatiją. Jos nori jaus, kaip tu jautiesi dėl to, kad kai vaikas yra mažas, verkiantis, jį reikia iš jausmų suprasti, ką tas vaikas jaučia, kur kaip ką duot, kad pataikyti į poreikius. Tai tas pats ir, o mes vyrai matom tik iškilimus, apvalumus. Bet aš Edgarą jau perkoncentruoju ant to jausmo, ant matymų moterų kiaurai. Ir va dabar jis jau pradeda tai matyti ir nerealiai jis ateiti rezultatų neįsivaizduoja. Jo, nerealus. Tai dabar dar tik tai tikslas yra tik tai maždaug gauti numerį, ten dar kažką, bet mes jau vežam jau antrą naktį, ta prasme, išėlės, bet ta prasme dar tik tai toks mažas, kas bus, kai po sekančių mokymų, po sekančių etapų. Taip, tai va. Laukiam, nes laukiam. Iki. Jisai ilgai ranką žiūri, Paula.
Ai, žiūrėk dar kartą, tai tiesiog taip padarysi. Tiek pirštai, tiek susilaiko, ne? Kėdė. Ir delną, va, tada. Taip, pabandyk šitą padaryti. Dabar žiūrėk, jo. Po to dar kitais padarysim. Matai pirštai, taip, žiūrėk čia. Daugiau. Taip. Tai dabar perleikim. Pakelti ranką. Jo, matai, gali laikimo. Jo, o. Taip, gražiai plaukai. Can't stand